Buvo sunkios varžybos, pradėjom gan vangiai, bet pirmą kėlinį tikrai, manyčiau, dominavom. To pasiekojo į paskutinę minutę įmušėm įvartį, tikrai geras perdamas iš Grato. Dėkui jam ir manau nusipelnėm, nes atidavėm daug jėgų, buvo karšta, sunku žaisti, gera Hegelman komanda, tai visada su jais sunku, toks ir derbis visada su jais būna sunku, tai smagu nugalėti, ypač jų aikštėj. Po rungtynių treneris sakė, kad norėjosi rungtynės uždaryti anksčiau, tavo akim, kiek buvo galima tą padaryti, ar nelabai buvo tam galimybė? Manau, pirmam kėliny tikrai galėjom bent kokius 3 įmušti, tiek Ralė turėjo, tiek Maksas po kampinio galėjo įmušti, pačiam gal trūko biški to noro, to veržlumo, gal pačiam reikėjo dar. Antram kėliny irgi parodėm, kad turėjom momentų, galėjom tikrai įmušti, bet būna tai futbole, neįmuši, bėgi gynybą ir dirbi tenais, kad neprasileistum. Iš šitas rungtynes ėjom po pralaimėjimo 0-3 bangai, tai kiek treniruočių metu kažką keitėt, kiek tas pralaimėjimas reikalavo tokios reakcijos? Na, treniruotės nebuvo ką keisti, vis tiek intensyvus grafikas, reikėjo tiesiog pamiršti, išanalizuoti tas klaidas ir tikrai Hebra, visa komanda pasakėm, kad turim ateiti čia ir nugalėti, negali kito būdo jokio būti, turim atiduoti visą save po tokio pralaimėjimo, tiek prieš fanus, kaip pasakyti, liūdna, negražu taip pralaimėti namų aikštėj, tai turėjom reabilituotis, manau, tą padarėm ir nudžiugiam savo fanus. Pačiam 6. įvartis šio sezono Top Sporto lygoje, ar žiūri į tą rezultatyviausių lentelę ir kiek pačiam smagu dėl to? Tiesiog smagu padėti komandai, kai tą įvartis lemia rungtynių rezultatą, o ten kaip turint į tą rezultatyviausią lentelę atrodo, tikrai nėra, kad ten labai seki kažką, tiesiog kartais pasižiūri, kas ką įmušė, bet smagu tikrai įmušti 6. įvartį.